Sveiki visi, labas rytas. Šiandien taip toks rytas tokioje aplinkoje va. Esame gražioje aplinkoje, didelė erdvėje. Ten Mykolas ruošias daiktus, čia verdam košę. Košę išvirti pavyko. Ant tokio lauželio, nežinau, čia matot, iš tikrųjų nedaug. Labai stengiamės apie valandą maždaug daryti tą lauželį. Ir ten kiek išėjo, paskui didelis pasiruošimas laužui buvo. Daug energijos sukaupta, daug pastangų, jau net kojytę skauda. Tai va, čia turim dviračius pasislėpę. Čia mūsų staliukas. Turim košės, uogienės, bandelių, bananų, anakardžių, riešutų. Tai va. Bet šiaip gerai, va dabar jau saulė pakilus, gražiau viskas. Bet atsikėlėm apie 8 ryto. Ir nuo 8 maždaug pabiškį pradėjom judėti, šiaip norėsim miegot. Visą naktį žiauriai stipriai lyja. Džiaugiamės, kad Mykolas neperšlapo, ne? Mykolai. Ką? Džiaugiamės, kad neperšlapai. Sudriekau. Sudrieko, sako šiek tiek. Košę paruošta, galim įtvalgyti. Nu. Pieši košės? Sakau, belia kiek bus. Tai va. Tai nežinau, šiandien planuojam arba 60 važiuot, arba 90, arba nežinau, iki Klaipėdos nedaug liko. Iki Klaipėdos apie 130 liko. Darom dienas. Nežinau. Mes nespėsim tada jau. Spėtume kokį 10 atvažiuotume. Gerai. Nu ką, pusė 1:30 jau. Keliaujam šiandien Tauragės, bus daugiau kalniukų. Iki Tauragės apie 30, nežinau, maždaug ką. Ir už Tauragės dar apie 30. Tai ten maždaug šiandien taip 60 darom. Arba darysim ir daugiau, bus matyti pagal savijautą, pagal planus. Tai va. Labas vakaras visiems. Dabar jau yra 7:25, biškį šiandien ilgai užtrukom. Ir, nes man padanga dar kartą sprogo, dar kartą klijavom, tada su vienu kažkokiu žmogeliu šnekėjom. Tokiu seneliu, jisai ten ir su prezidentu valgė prie vieno stalo ir tiksliau su jo pusbroliu, man atrodo. Pasakais ten tais mum. Tai va, dabar atvažiavom į vietą, čia kažkaip šlapia, nežinau, vėjelio yra. Šiaip įspūdinga, bet tai va, pasižiūrėkit, pamatysit. Iš tiesų tai toks jausmas kaip prie jūros biškį. Šiek tiek vėjelio yra, banguoja. Čia va, kažkaip, nežinau, čia visur šlapia. Žemė šlapia, kuo žemiau eini, jeigu su vandens lygiu, tai šlapia. Bet čia va biškai aukščiau kažkaip, tai čia statysim palapinės. Čia geriau. Bet šiaip tai jo, vanduo, nežinau, netikrinom, nešiltas ar šiltas. Bet šiaip mes esam va prie Draudenio ežero, turim staliuką, to darysimės vakarienę. Turim mažą salytę. Va, toks vanduo, kaip paplūdimy. Tai tiek va. Einam, keliaujam, ruošiamės, miegam, valgom.